Labadiena, eiliniame video ir šį kartą noriu papasakot, kaip reikia užsiregistruoti į pagalbos centrą, nes nuo šiol turime tokią naują tvarką. Vieną kartą turim užsiregistruoti į pagalbos centrą ir tik įėję su savo asmeniniu registru į savo asmeninį pagalbos centrą, ten galime užpildyti visus prašymus dėl įvairių iškilusių problemų, ar ten suklydom, ar ten netinka, ar ten pakeist kažką reikia ir taip toliau. Vadinasi, ką pirmiausiai darom, aišku, vienareikšmiškai manau, kad visi pažįstate šį puslapį ir nereikia net įeiti, prisijungti prie mūsų virtualaus ofiso, tiesiog šitame puslapyje spaudžiam šitą mėlyną nuorodą ir ji mus nukelia į registro centro prieigas, tai į koridorių prieš pagalbos centrą. Taigi, pakliuvę čia, mes būtent šičia turim užsiregistruojama vieną kartą, taip kaip į Libertachiją prisiregistravom ir jau esam jos nariai, tai taip ir čia užsiregistruojam į pagalbos centrą vienintelį kartą ir tada jau turėsim savo pagalbos ofisiuką. Irgi virtualų savaime suprantame ir kad užsiregistruoti, spaudžiame kadastrar, tai yra registruoti. Paspaudžiame kadastrar, na ir čia mūsų prašo parašyti mūsų vardą ir pavardę ir mūsų e-mailą. Vienareikšmiškai e-mailas būtinai turi būti tas pats, su kuriuo registravomės Libertachijoje. Taigi, įrašome duomenis, kurių mūsų prašo. Įrašėme duomenis, kurių prašo, na ir čia apačioje be abejo turim įrašyti saugos kodą. Šiuo atveju matomas skaičiukas, kartais būna kažkas labai neaišku, tada spaudžiama šitas rodikliukės ratu, mums pakeičia į aiškesnį saugos kodą. Šiuo atveju jis labai paprastas. Įrašėme saugos kodą ir spaudžiame pilką klavišiuką registrar. Ir man, kaip matot, kaip visada Libertachijoje išmeta žalią juostelę parašyta sėkmingas registras. Sėkmingas registras, tai reiškia, kad užsiregistravo tas mano e-mailas. Dabar, kad pakliūti jau į tą mano registruotą puslapiuką, turiu įeiti, prisijungti prie jo. Ir čia jau manęs prašo šiuo atveju įrašyti mano e-mailą ir įrašyti slaptažodį. E-mailą be abejo įrašysime, slaptažodžio įrašyti kol kas negalim, nes jo dar nežinom. Reiškia, pirmiausiai, ką darom, įrašom mūsų e-mailą. Įrašėme e-mailą ir kadangi nežinom slaptažodžio, spaudžiame login. Bet jeigu spausime login, tokiu atveju mums duos, kad kažkas neteisingai, nes vis tik tai prašo slaptažodžio. Vadinasi, kad negaišti bereikalingai laiko, iš karto spaudžiam šitą mėlyną frazę, kur mums rašo užmiršai savo slaptažodį. Paspaudžiame, kad užmiršau savo slaptažodį ir tada man prašo įrašyti e-mailą. E-mailą vėlgi būtiniausiai įrašome tą patį, kurį ką tik užregistravom šitam pagalbos centre. Įrašiau mano e-mailą ir spaudžiu pilką klavišą, kuris sako, kad slaptažodis bus nusiųstas į mano elektroninį paštą. Paspaudžiau ir, kaip matote, vėl žalioj juosteliai man rašo, kad dabar turiu prisijungti į mano elektroninį paštą ir tenai jau rasiu savo slaptažodį. Ką ir darom? Dabar jungiuosi į savo paštą. Prisijungiau savo pašte, radau laišką iš Libertachijos, atsidariau šitą laišką, na ir spaudžiu be abejo mėlyną nuorodą. Paspaudžiau mėlyną nuorodą ir vėl pakliūnu į pagalbos centrą, tik šiuo atveju jau manęs prašo slaptažodžio. Tiesiog 2 kartus turiu suvesti tą patį slaptažodį ir tokiu būdu jis užsifiksuoja. 2 kartus suvedžiau slaptažodį ir vėlgi spaudžiu pilką klavišą. Ir čia man rašo, kad sėkmingai prijungtas, pakeistas slaptažodis.
Tokiu būdu, matote, čia viršutiniam kampelyje rašo, sveika atvykusi Gita Kapočienė, jau esu būtent mūsų pagalbos centre užsiregistravus ir dabar nuo šiol kiekvieną kartą, kai turėsite rašyti kažkokį prašymą, kiekvieną kartą tą prašymą turite rašyti būtent po to, kai įėjote, jau iš savo pagalbos centro, ne bendrai, o užsiregistravus. Dar kartą galiu parodyti, kai norim išeiti, spaudžiam salir, tai yra išeinam, išėjom ir visą laiką paspaudę prieš mūsų ofise ten tą mėlyną frazę, kurią paspaudėm iš pat pradžių, mes pakliūsim į šitą puslapį. Pakliuvę į šitą puslapį, prieš tai, kad registruoti, spaudėme kadastrar, ar ne? Dabar, kai jau esam užsiregistravę ir pakliuvę į šitą puslapį, kiekvieną kartą, kai norime rašyti bet kokį prašymą, kiekvieną kartą pakliuvę į šitą puslapį, spaudžiame login. Reiškia prisijungti savo vardu ar pavardę. Paspaudžiame login. Čia, kadangi buvau prieš tai užfiksavo savo koordinatės, vadinasi, man automatiškai duoda, paspaudus login, duoda mano elektroninį paštą ir slaptažodį ir tada jau spaudžiu dar kartą login. Ir tada jau pakliuvau į būtent mano ofisą, mano pagalbos ofisą. Na ir čia jau norėdama rašyti kažkokį prašymą, jau viršui būtinai turiu matyti savo vardą pavardę, Gita Kapočienė, vadinasi, tikrai esu savo pagalbos centre ir tada jau spaudžiu pliusiuką, novo ticket, tai yra naujas prašymas ir tada jau pildau visus duomenis, ką man reikia užpildyti. Tai yra, pirmiausiai, manęs prašo rašyti mano niką, čia man kompiuteris įmetė, ko nereikia. Pirmiausiai prašo įrašyti mano niką, įrašau savo niką, tada įrašau e-mailą, tada būtinai nekopijuoju, o dar kartą pakartoju e-mailą, kad nesuklysti, tada rašau vardą pavardę, toliau rašau kaip nors įvardinu priežastį, tiesiog pavadinimas priežasties, pavadinimas prašymo, ten tarkim pakeisti e-mailą, arba tarkim pakeisti numerį, arba ką nors tokio, tiesiog pavadinimą įrašom. Tada čia pasirenkam kalbą, galima 4 kol kas galimos kalbos, anglų kalba, portugalų, ispanų ir rusų, pasirenkam kalbą, kurią rašysime, tada pasirenkam paketą, kurį turime, šitas paprasta, ar ne, kiekvienas mes tai žinome, tada pasirenkam problemą. Pirmoji eilutė įrašo bet kokių duomenų keitimas, tai jeigu keičiat kažkokius duomenis, tai spaudžiate pirmą, tai yra ar tai paso numerį, ar tai elektroninį paštą, kažkokius duomenis, kuriuos norit pakeisti, spaudžiate pirmą. Antrą spaudžiate, jeigu jums kažkur yra problemų, netinka taškai. Trečią spaudžiat, jeigu jums yra problemų su reklamų žiūrėjimu, galbūt kažkur kažkam trūksta už savaitę apmokėjimo ar dar kas nors, spaudžiam task. Jeigu kažkam netinka bonusai, spaudžiam šitą skyrelį. Ta prasme, bonusai rezidualės, tai yra bonusai. Čia mėnesinis mokestis. Na, šiuo atveju mėnesinis mokestis jau nelabai aktualu, čia anksčiau buvo labai aktualu. Čia spaudžiam, jeigu kažkas su perlaidom, ta prasme, kai pervedami pinigėliai iš vieno balanso į kitą balansą, tai galbūt kažkur kažkas užkliuvo, neužkliuvo, žodžiu, jeigu turim problemų, spaudžiam šitą. Šitą spaudžiam, jeigu turim problemų su slaptažodžiais. Šitą spaudžiam, jeigu norim išsiregistruoti iš Libertachijos. Šitą spaudžiam, jeigu turim problemų su ClickPlus, žinoma, anksčiau vadinosi ClickPlus, dabar vadinasi ClickMaster, gal kas nors užsisakė, gal netyčia kažkokia klaida, kažkur spaudžiam šitą. Čia, jeigu neradom aprašytos mūsų problemos, tiesiog dar kažkas papildomo, tai tiesiog čia rašo kitą problemą, reiškia, rašom kitą problemą. Na ir čia spaudžiam, jeigu kažkas atsitiko su pervedimais į mūsų kortelę, vėluoja pervedimas ar dar ką nors, tai spaudžiame šitą, reiškia, pasirenkam problemą ir šitam dideliam kvadrate po problemos pasirinkimo
paaiškinam, smulkiai išdėstom, kas įvyko, kodėl, ką norit, kad pakeistų, kaip buvo, kaip turi būti iš naujo, žodžiu, smulkiai, kaip vaikams paaiškinam, kad visi suprastų, kame problema. Tada spaudžiam aneksarum archyvo, tai yra turime pridėti archyvą. Ką turime pridėti? Aš pamėginsiu tiesiog papasakot, neturiu parodyti. Imate tuščią lapą, įsivaizduokit, kad šitas baltas lapas tai jūsų tuščias lapas, paėmėt tuščią lapą, čia viršuje padarėt 2 dokumento kopijas, jeigu registravotės, tarkim, su asmens tapatybės kortele, tai viena kopija iš vienos pusės, kita iš kitos pusės. Jeigu su pasu galit dėl viso pikto įdėti tas pačias 2 kopijas, kur yra jūsų nuotrauka. Apačioj po kopijom surašot visus savo duomenis, tai yra vardas, pavardė, jūsų nikas, jūsų e-mailas, jūsų telefonas, jūsų adresas, visus duomenis, kuriuos turite Libertachijoje. Surašėt visus duomenis ir po duomenim vėlgi pakartojat tokiam pačiam kvadrate, va šitą patį, ką rašėt šitam dideliam kvadrate. Tai yra smulkiai aprašyti jūsų problemą. Kai smulkiai aprašėte jūsų problemą, apačioje po problema būtinai ranka pasirašykite. Būtinai. Čia yra tiesiog būtina, be šito nebus patenkintas jūsų prašymas. Vadinasi, būtinai ranka pasirašot ir va šitokį užpildytą lapą įsikeliat savo į kompiuterio atmintį ir tada, kai paspausit šičia aneksarum archyvo, šičia priseksite tą jūsų užpildytą lapą. Vadinasi, apart to, kad užpildėt visą šitą formą, tai dar prisegate tą antrą lapą, ką tik papasakojau, kas jame turi būti. Ir kai priseksit šitą antrą lapą, tada spaudžiate MVR ir jūsų prašymas nukeliavo į pagalbos centrą. Tokiu būdu pirmiausiai visada, nuo šiol visada, pirmiausiai užsiregistruojat į pagalbos centrą, turėsit savo virtualų pagalbos ofisiuką, kurį ką tik matote, būtent dabar ir matote. Kiekvieno atveju, kokia be problema be iškiltų, būtinai pirmiausiai prisijungėt prie savo pagalbos centriuko, kad matytumėt savo pavardę ir tik prisijungę užpildot visą prašymą ir jeigu užpildysit būtent tokia tvarka, kaip aš jums dabar papasakojau, tikrai visi prašymai bus peržiūrimi. Ir šiuo atveju, ko gero, būtų ir viskas. Tikiuosi, kad pagelbėjau, tikiuosi, kad nuo šiol bus šiek tiek aiškiau rašant įvairiausius prašymus, kad išeiti iš savo savaime suprantamą pagalbos centro spaudžiate salyr, išeinate, nelieka prijungta, neliekate prisijungę, matot, kai neprisijungia, nėra jūsų pavardės ir vardo. Ir darbelis pabaigtas, taigi iki sekančių video. Ir gero darbelio jums ir linkiu, kad kuo rečiau, kuo mažiau reikėtų naudotis pagalbos centru. Viso geriausio.